kas svarbiausia, jie mato gyvus pavyzdžius, kas yra labiausiai įtakojantis veiksnys sveikoje gyvensenoje, kaip reikėtų sveikai gyventi, kad sulaukti tokio garbaus amžiaus, kaip išlaikyti gyvenimo kokybę sulaukus tokio amžiaus. Tai šie pavyzdžiai yra pats didžiausias mūsų šio projekto, ko gero, stimulas sveikai gyventi. Sveikos gyvensenos pagrindai įdiegiami, ko gero, darželyje labai ankstyvame amžiuje. Ir žinant, kad širdies kraujagyslių sistemos jaunėja, rūpintis savimi reikėtų bet kuriame amžiuje. Bet ypač tai aktualu yra mūsų senstančiai visuomeniai, ypač tai svarbu žmonėm prieš pensinio ir pensinio amžiaus. Visi žino naujausias judėjimo ir sveikos mitybos paradigmas, kurios teigia, kad prieš skiriant vaistus, šeimos gydytojas turėtų pabandyti gydyti ligą fiziniu aktyvumu ir mityba. Ta paradigma vis labiau įsigali Europoje ir mes bandome ją reklamuoti, viešinti Lietuvoje.